Sveiki, aš Tomas iš raudonasdviratis.lt. Šiandien važiuojam pasivažinėti su elektriniu sulankstomu vokišku Propete dviračiu. Vakar važiavom su Propete šituo dideliu dviračiu, važiuoja nuostabiai. Tai šičia irgi to pačio gamintojo dviratukas, kuris sulankstomas ir ant mašinos galinės sėdynės du tokie telpa. Tai išsilankstom ir važiuojam pasivažinėti truputuką. Taip, atlenkti truputuką būna sunku šitą dviratį, ypač naują, nes šitas lankstas, jisai labai tvirtai padarytas, čia absoliučiai jokio klibėjimo nėra. Lenkti šiek tiek reikia jėgos, bet už tai dalykas padarytas taip, kad nieks čia neišsiklibins. Taip, ištiesinam vairą. Labai paprastai, čia užsisuka pedaliukai, va pirštą tik įkišu, opa, kitoj pusėj irgi, va matot, labai paprastai iš čia tas fiksatorius. Labai paprastai sėdynę, išsikeliam sėdynę, taip, užlenkiam kojelę, išsivarom dviratuką ir dabar žiūrėkit, važiuosiu nuo kalno, tai man jokio elektrinio variklio realiai nereikės ir atkreipkite dėmesį, aš važiuosiu su ganėtinai sunkiu bėgiu, 6 bėgiu, Shimano Nexus 7 vidinės pavaros, tai 6 yra sunkus bėgis, greitas labai. Tai aš prieš kalną net nelengvinsiu, atkreipkite dėmesio, kaip gerai tas elektrinis variklis mane tiesiog užtrauks į tą kalną. Greitis maksimalus ribotas ant 25 km/h. O mano mama grįžo, palaukit, atidarysiu, aš vartus įleisiu mamą. Labai greitai. O, gerai. Ir važiuojam. Taip, kai važiuosiu, nešnekėsiu, nes per vėją manęs negirdėsit vis tiek. Tai 5 elektros greičiai darom iš karto 5, kad grįžtant gerai užtrauktų mane. Smagiai lekia, eina savo. Mažiukas, bet jis toks tvirtas. Gerai, apsisukam. Aš vos minu ir jisai važiuoja, savo traukia mane. Nu dabar prieš kalną. Nu ką, ir užtempė mane į kalną, jokių problemų, net nepavargau, ant sunkaus bėgio, pastatom ant kojelės, kur čia, net ant posūkio ant 25 eina, dar prisistabdyti reikia, mažiukas ratukas, aš galvojau greičiau važiuos negu tie dideli, bet ne, iš tikrųjų tai dideli geriau traukia, dideli greičiau važiuoja, bet jūs didelio per pusę neperlenksit, mažiukas susilanksto, ant galinės sėdynės du tokie telpa be problemų. Nupasaka dviratukas, eina savo ir jisai labai standus, toks tvirtas dviratis. Labai rekomenduoju. Iki.